Labadiena gerbiamieji. Su jumis greitojo mokymo centras Genius Learning ir aš, Svetlana Markova. Ir šio įrašo tema yra kaip greitai pasiruošti egzaminui. Ir iš karto noriu pasakyti, kad tai yra schema. Jeigu jūs norėsit sužinoti daugiau, visa informacija papildomai bus atskiram kurse, kaip pasiruošti egzaminui. Taigi, tada porą žodžių, kaip pasiruošti egzaminui. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad gal daugelis iš jūsų ir žino, kaip pasiruošti, kaip tai padaryti. Gal daugelis iš jūsų neišlaikė ir ne vieną egzaminą. Todėl turit patirties. Iš karto noriu pranešti, kad aš nepasakosiu apie tai, kaip įvaldyti stresą prieš egzaminą. Tai yra visai kita tema. Aš papasakosiu, kaip greitai pasiruošti egzaminui struktūriškai. Pasiruošimo struktūra. Taip, ir yra 3 pagrindiniai etapai. Pirmas etapas yra šaltiniai. Tarkim, jūs turit bilietus, jūs turit sąrašą, ką jūs privalot žinoti, ir jūs turit literatūros. Kartais literatūra yra, kartais jos nėra, kartais yra vienas šaltinis, labai retai žinoma tai būna, bet dažniausiai būna keli šaltiniai. 3, 5, o kartais ir 10. Ir jums ką reikia padaryti? Visų pirma, jums reikia pažiūrėti, ar atsitinka temos į tai literatūrai, kokią jūs turit. Ar viską jūs turit. Ir iš karto galit pažymėti, kad taip, šitas klausimas, šitas vadovėlis, pirmas vadovėlis, šitas klausimas, jau čia 3 vadovėlis. Šitas klausimas, čia jau nėra vadovėlio, bet yra papildoma literatūra. Reikia pažiūrėti ten. Ir galit prilipdyti. Parašyti pirmas klausimas, prilipdom, uždarėm viską. Viską turim, sudėliojom, sugrupavom. Vienu žodžiu, svarbiausia jums reikia padirbėti su šaltiniais. Kada suprantat, kad viskas, literatūra yra, aš dar nekalbu, kad jūs jau viską perskaitėte. Svarbiausia, kad viską radot. Galim pereiti prie antrojo etapo. Antras etapas yra pats svarbiausias. Ir aš labai rekomenduoju atkreipti į šį etapą dėmesį. Tarkim, yra egzamino tema. Kokį egzaminą laikot? Tai nėra svarbu. Tarkim, ekonomikos egzaminas. Ir mes rašom va čia viduryje. Prieš tai, ką pamiršau pasakyti, kad jūs paimat A4 formato lapą, per vidurį rašat ekonomika ir toliau. O toliau jums reikia, kai išskyrėt temą ekonomika, dabar jums reikia sugrupuoti į potemes. Tarkim, yra mikroekonomika, makroekonomika, ekonomikos teorija, ir dar kokią nors temą. Nesu ekonomikos specialistė, todėl man galbūt čia sunkiau bus. Taigi, išskiriam potemes ir toliau. Kiekviena potemė gali dar turėti, tarkim, ten teorinis dalykas, ten praktinis dalykas ir taip toliau. Vienu žodžiu, jums yra svarbu suprasti, kad mes einam palaipsniui. Ekonomika, potemės, dar smulkesnės potemės ir taip toliau. Ir rašom, kad pavyzdžiui, šioj temoje yra šitie aspektai, yra šitie. Čia yra apibrėžimas 1, apibrėžimas 2, 3. Tarkim, prie šios temos svarbu žinoti, kad yra tokia schema. Čia yra labai svarbus grafikas ir taip toliau. Ir vienam žemėlapyje jūs nupiešėt beveik viską, ką galima pasakyti apie ekonomikos egzaminą. Bet
iš karto noriu pranešti, kad būna tokia medžiaga, kuri, tarkim, nelabai įeina į žemėlapį. Ir reikia atskirti žemėlapį ir padaryti dar papildomai bazę arba kortelės. Tarkim, galima parašyti čia formulę, bet pasakyti, kas tai per formulė, su kuo susiję ta formulė, geriau parašykit ant kortelės. Kortelė turi būti nedidelė, kad jums būtų patogu žaisti tomis kortelėmis. Nu, kaip kortom. O įsivaizduojat, kokio dydžio yra korta, tai tokio dydžio ir plius minus turi būti jūsų kortelė. Padarėte intelektinį žemėlapį, kur yra praktiškai visos temos iš šaltinių ir visi klausimai čia sugrupuoti. Ir būtinai pažiūrėkit, tarkim, iš šito šaltinio mes einam į šią temą. Iš šito šaltinio einam čia. O kartais būna, kad ir čia, kad iš visų šaltinių mes kažkiek galim papildyti ir tada jau tas mūsų žemėlapis tampa daug svaresnis informacijos prasme. Gerai, tai kada padarėm, praėjom šitą etapą, nepamirštam apie trečią etapą. Kas tai yra? Šis etapas yra labai svarbus. Mes paimam mūsų žemėlapį, pridedam ir korteles, tarkim, šitą kortelę prie šios temos, šitą kortelę prie šios temos ir taip toliau. Pavyzdžiui, čia bus pas jūs 5 kortelės, čia 3, čia 6, čia 2 kortelės. Taip, tada sudėliojom ant stalo ir ką darom? Dabar mums reikia atpasakoti mūsų egzaminą. Arti mūsų guli klausimynas egzaminui, ką mes turim žinoti egzaminui, ir guli mūsų žemėlapis. Žiūrim į klausimus ir kai pažiūrėjom, mes pradedam kalbėti, kad ekonomika susideda iš tokių dalių. Makroekonomika, mikroekonomika, ekonomikos teorija ir taip toliau. Makroekonomika yra ta. Mikroekonomika yra tas ir tas. Ekonomikoje yra tokios formulės. 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Yra tokie ekonomikos populiariausi grafikai. Toks ir toks. Ir taip toliau. Žiūrim ir viską atpasakojam. Ir paskui grįžtam prie mūsų klausimyno, žiūrim, ko dar nesupratom arba ką pamiršom papasakoti ir vėl grįžtam čia. Kai atpasakojom, kai sugebėjom tai padaryti, tai reiškia viskas. Taigi 3 etapai. Reikia atrinkti šaltinius, padaryti, intelektinį žemėlapį, bazę prie to žemėlapio ir atpasakoti. Ir tada dar rekomenduoju 5 kartus dar pakartoti. Jeigu turit 5 dienas, tai kiekvieną dieną pažiūrėjote žemėlapį, pakartojot, po 5 dienų jokio vargo, jokio streso, ateinate egzaminą ir viską puikiai išlaikot. Sėkmės jums! Laikykite egzaminą struktūriškai, taisyklingai. Ačiū už dėmesį.